Tiesa ar netiesa, kad obuolys nobels netoli rieda? Šiandien jūs pamatysite kelis pavyzdžius, kurie patvirtins arba paneigs šią patarlę. Pirmasis pavyzdys apie vyruką. Kuris neįtin džiaugiasi savo gyvenimo. Dirbo jis batų parduotuvėje, turėjo fainą žmoną ir dar fainesnius vaikus. Vardas jo buvo Elas. Žmona Pegė. Buvo puikiai šeimininkė, tvarkė bandžio piniginį. Ela ir Pegės dukrelė, Kelė, buvo tikra mamos kopija. Puikiai elgėsi su pinigais, tucino vakarėliuose ir buvo grynaspalvė blondinė. Na, sūnus buvo visiška tėvo kopija. Sėdėjo prie televizoriaus, leido savo pinigus, gautus iš tėvo ir labai mėgo merginų dėmesį. Taip ir gyveno bandžių šeima, kuria vaikai yra tėvų atspindys. Ir kaip visada, dukrelė išeina į vakarėlį, sūnus su panele, mamukas sutvarkęs vyro piniginiai parduotuvės, bandys numoja savo ranką išeina į šiltus antrosius namus, barą, kurie visada laukia pats ištikimiausias žmogaus draugas, alus. Antras pavyzdys, tai nieko neišsiskiriant šeiminėlį. Jie buvo tokie pozityvūs ir pasaulį matė labai spalvotą, jog net patys pamiršo apie spalvas. Mertišė ir Gomesas Adamsas. Tiesiog prieskė savo aistrą ir meilę, besąlygiškai mylėdami vienas kitą. O štai ir jų meilės vaisiai, dukrelė trečiadienė, mergaitė, kuri niekada nenustojo šypsotis. Tiesa, nes nebuvo pradėjusi. Žaidė mergaitiškus žaidimus, kiek savai, bet vis tiek. Jos brolis Pukšlys taip pat buvo tikras linksmuolis. Tik kiek prilaikė kūno formas ar apvalus, tipo žiemą dvasias eina. Bet šiaip su jo viskas buvo gerai. Na, o grįžtant prie tėvų, tai jie stengiasi auklėti savo vaikus, kaip ir kiekvieni tėvai turėtų. Bet ne visada pavyko. Adams šeima, kurie kokie tėvai, tokie vaikai. Paskutinis pavyzdys yra Simpsonų šeimyna. Gyvena jie nedidelėme Springfieldo miestelyje. Turėjo daug draugų, bet svarbiausia, kad šeima buvo vieninga ir mylinti vienas kitą. Homeris tėvas buvo storas, kvailas, neišvisus vyras, kuris sėdėdavo prie televizoriaus, gerdavo alų ir valgydavo spurgas. Marge buvo apsipraus namų tvarka ir vaikų priežiūra. Mylėjo savo vyrą, kad ir koks netikęs jis buvo. Sūnelis Bartas buvo pasiutęs į velnias, o gal net velnias buvo pasiutęs į darbus. Neišaugantas, nemandagus, darydavo šunybės, kurios surankiai atsieidavo tėvams, bet palyginus gerai su tėvas tėčiu. Mažiausiai Megė buvo dar labai maža, todėl ir nėra ką apie ją papasakoti. Na, o duktė Lisa, tikras šeimos pasidžiavimas. Kuo puikiausiai mokėsi, buvo protinga, skaitė daug knygų ir užaugusi norėjo būti prezidente. Mergaitė pasaulio pakeisti išsimanymą. Gal ir gerai. Nes apie šią šeimą mes galime pasakyti tai, jog kartais vis dėlto obuolys nobels ir toli nurieda.